Na, tai sveiki gyvi, su jumis vėl Gahino, na ir šis vlogas bus labiau skirtas smitingui. Na ir čia jau jūsų atsiveria galimybės, čia jau jūs galite pasirinkti, ką jūs norite, ar smeltinti, ar smitinti. Skirsis tik tiek, ar jūs norite prie smitingo sėdėti ilgai ir sutaupyti pinigų, ar kelti labai greitai, bet išleisti tikrai nemažai pinigų. Na, bet aišku tiek ir dabar pradėkime, kaip reikėtų kelti. Na, čia labiau bus mano asmeninis nuomonė, kaip kelti geriausią smitingą. Tai jo, pradėkime. Tai nuo 1 iki 25 kelsime, 15 tiksliau, kelsime su bronze bars. Arba galime įvykdyti Veknights Ward questą, kuris duoda net iki 29 smitingo levelio XP. Toliau pasiekę 29 levelį smitingo eisime gaminti Silver Bars. Na, tai mums užtruktų tikrai kokį pusvalanduką ir reikėtų pagaminti 974 bars. Dabar tik atėję šią vietą, pakėlė 30 smitingą. Dabar jūsų likimas priklausys. Ar jūs norite ilgai kelti smitingą ir kaip tik išeiti pliusą, ar jūs norite pasirinkti variantą, kaip sukišti pinigų ir pakelti labai greit smitingą. Na tai aišku, nuo 30 levelio galime eiti į Faladorą. Faladorė esančiame Artisan Workshop, kuris yra štai čia. Na, dabar tiesiog followkite mano žingsnius ir nueisite labai sėkmingai iki Artisan Workshop. Praėję didįjį Faladoro banką, eikite tiesiai. Na ir sukite į dešinę. Ir štai pamatysite didelį krūmą. Na, čia kitaip vadinamas yra Artisan Workshop. Veikimo principas yra labai paprastas. Labai paprastas. Tiesiog, matote, čia yra toksai kaip, nežinau, aparatas. Tiesiog paimat ores ir įdedat jas į aparatą. Na, tai nuo 30 siūlau kelti su Iron Ingots. Pasidarom jau, čia biškį darkų turim biškį problemų, bet nesmė. Na ir yra labai paprastai. Pasimam ingotus, uždėtam ant anvil ir tiesiog keliam. Aišku, čia vienas iš geriausių būdų. Labai greit pareina daug XP. Na ir tikrai kaip mažiems leveliams pareina tikrai daug XP. Netgi po 113. Na čia aišku priklauso nuo jūsų, ar jūs laikotės va šito suako nurodymą. Nes kaip matot, kuriant instructions yra chestplate. Ir aš dabar gaminu chestplate. Už tai chestplate man duoda dar bonus XP. Bet jeigu jūs nevykdytumėte, jūs gautumėte tiesiog regular XP. Na, bet dabar PTP ar FreeTP, čia jau jūsų pasirinkimas, kur jūs norite labiau su kišaibu, o kur norite pataupyti ir kelti ilgai. Na, bet tai va, jeigu jūs pasirinkote free-to-play būdą, tai reguliariai rekomenduoju nuo 30 kelti iki 99 su Iron Ingot 1. Na, jums tai tik kainuoja 35 milijonus GP, kad pasiekti 99. Tai vienas iš geresnių ir pigesnių būdų, kaip greit užkelti free-to-play esant. Na, bet vienas iš brangesnių free-to-play būdas, bet užkelt truktų gal tik vieną gerą mėnesiuką, tai yra Iron Ingot 2. Jis net duoda 202 XP each ir pakelti jums reikėtų netgi 67 milijonų. Tai brangus būdas, bet vienas iš greitesnių. Tai rekomenduoju atsižvelgti į jūsų santaupas ir imti, kuris jums labiau prie širdies.
jeigu norit labai pasidėti ilgai, bet gauti daug pinigų, siūlau gaminti Canon Boss. Na, aišku, jūs gaminsite ir kelsite apie pusę metų, kad pasiekti 99. Na, jeigu apsisprendėte kelti pay to play būdu, na, tai jums tikrai reikės šaibų. Jeigu esate turtingas, tai ir negalit šaibų, užkėlę 70, taip pat kelsime Artisan Workshop'e. Na, tai jeigu nebijote ir negailite litų, tai labai greit norit užkelti, rekomenduoju kelti su Adamant Ingot 3. Na, tai jums ateitų tikrai brangiai, virš 108 milijonų, bet pakeltumėt per kokią savaitę, gal greičiau. Na, aišku, jeigu norite ilgiau užtrukti, biškį ilgiau, bet sumokėti tikrai mažiau pinigų, kelkite su Mithril Ingot 3. Jis duoda netgi 480 XP each. Na, kaip žinote, aišku, Secret Play duoda double XP. Na, tai ir gera proga, kaip sutaupyti pinigų ir dar greičiau iškelti šitą smitingą. Na, tai Secret Play priklauso nuo kiekvieno asmeniško žmogaus, kas skirtingai susirinkti. Bet jeigu kas mano, kad čia yra XP based, kelkite normaliu būdu. Bet kas kelia brangiu būdu, tikrai garantuoju ir siūlau, kad Secret Play jums sumažins ir sutaupysim pinigus. Na, šiam video tiek ir ačiū, kad žiūrėjote, iki kito video. Sėkmės iki 99.